Labadiena. Šiame įraše jums pateiksiu informaciją apie naujos sąmonės gydymo mokyklą. Trumpai pristatysiu save, savo gydymo principus ir, žinoma, pristatysiu mokyklos planą. Tikrai nesu iš tų žmonių, kurios tikslas ar įkūrus gydymo mokyklą, ar dar kai jos nebuvo, reklamuoti save arba bandyti parodyti jums, kad žinios, kurias turiu, kurios atėjo iki manęs arba kurias įgijau, kad pakeis jūsų gyvenimą, pakeis jūsų artimųjų gyvenimus ir kad tai yra būtina jum. Iš tikrųjų, tai žinios, kurias turiu ir tas, kurias noriu ir galiu perduoti jum, tai yra tik tam, kad suteikti jums įrankius tiems, kurie eina gydymo keliu. Arba tiems, kurie jaučia, kad nori eiti gydymo keliu, kad jų širdis pasirengusios tam. Labai trumpai apie save. Pati nuo vaikystės buvau kitoks vaikas, kitaip jaučiau subtilų pasaulį, taip įvardinkim. Paauglystėje turėjau regėjimų, turėjau kitų pajautimų, vizijų, matymų. Vėliau ištiko gyvenimas. Baigiau medicinos studijas, 8 metus dirbau pagal specialybę. Žmonės, pacientai mylėjo, bet didžiausią pasitenkinimą jausdavau, kas yra įdomu, ne tada, kai dingdavo baimė, nes jie su nerimo ateidavo, bet būtent tada, kada procedūrų metu, dabar jau galiu įvardinti tai kaip meditacija, kada įvykdavo kažkokia alchemija ir žmogus išeidavo begalinai laimingas, atsipalaidavęs ir tai įvykdavo. Aš taip dabar įvardiju. Tai įvykdavo. Dažniausiai aš tokių žmonių nematydavau, aš nesuvokiu, kas tuo metu vyksta, bet daugiau dirbti tą darbą nenorėjau todėl, kad jutau, kad turiu nerti gilyn. Tuo metu sąmoningumo lygis pas mane nebuvo pakankamai aukštas, įvardinkim taip, aš išėjau farmacijos kompanijas, 13 metų dirbau juose 2 kompanijose Karkar, Cheminė Narinė Baltic, ir dirbau su produktais ir galiu sakyti, kad tai buvo vienas sunkiausių ir juodžiausių gyvenimo etapų, nes tikrai darbas buvo labai sunkus, alinantis, uždedantis karmą, kuriantis karmą. Ir tai buvo tie gyvenimo išbandymai, nuopoliai, kurie tikrai labai žlugdė mane kaip žmogų, psichologiškai, tiek fiziškai. Tačiau tuo metu įgyta patirtis, tai yra begalinai svarbus dalykas, dėl to, kad be jų nebūčiau tuo, kas aš esu, be jų negalėčiau daug dalykų paaiškinti, kuriuos sužinau vėliau, be jų negalėčiau pagelbėti žmogui, atremdama faktais tai, ką jam siūlau, arba tai, ko nederėtų daryti žmogui pačiam. Nes pamačiau ne tik virtuvę, kaip tai yra daroma, kas ir su kuo, bet įgijau daug ir kitokios patirties. Tai yra biocheminės, fizinės ir visų kitų dalykų. Po to sekė mano kitas kelias, pasukau netradicinę mediciną, labai norėjau mokytis ajurvedos, bet taip klostėsi aplinkybės, kad neturėjau lėšų mokytis 1 metais, 2 metais, 3 metais, vis pateikdavau prašymą ir atsisakydavau. 3 metais paskambino man, prisimenu, ajurvedos vadovė ir pasakė, mes jaučiame, kad jūs turite čia būti, todėl priimsime jūs be pinigų. Gal vėliau sumokėsim, ta prasme, sąlygas man suteikė įvairiausias, bet aš ir tuo atveju nenuėjau, dėl to, kad dar jutau, kad dar ne tai. Mokiausi kinų, mongolų, tibetų medicinos, jų paslapčių, akupunktūros, bet ne tuo atveju, kai mokiausi, prie didžiai gerbiamos mokytojas, iš tikrųjų begalinai daug žinių perdavė, jausdavau, kad dar yra giliau, dar yra esmiau, bet sakydavau, Inga, kaip tu gali? Čia mokytojas šalia tavęs sėdė, o tu čia kažką bandai mintise įsivaizduoti, kad yra dar kažkas. Ir tik praėjus, tik sugėrus visą tai, pradėjo vertis kitas pasaulis, vėl pradėjo vertis tie gebėjimai, kuriuos turėjau vaikystėje ir paauglystėje. Pradėjau suvokti tuos dalykus iš giliau, pradėjau matyti augalų aurą, suderinamumą, išjausti, išmatyti tiek vizualiai, tiek garsinį, tiek energiniu būdu. Ta prasme,
įvairiom formom ėjo. Žinoma, praktika akupunktūroje leido iš pradžių tikėti savim, kad tu gali padėti žmogui ir kad aš dirbsiu rankomis, dirbsiu nuskaitydama žmogaus kūno būseną, jo aurą, energinį dažnį būvį, galėsiu įeiti į jo erdvę. Apie tai nei svajojau, nei troškau, nei norėjau, tiesiog ir nei mokiausi. Bet važiuojant žmonėm, liečiant juos, pradėjau jausti, kad vyksta kažkas. Pabandžiau liesti rankomis, grinai intuityviai ir atsivėrė tai, apie ką, kuo šiandien dienai aš dirbu ir kuo užsiemu. Visa tai padėjo sukurti, negaliu sakyti, tai nėra naujas produktas, gink Dieve, bet padėjo pamatus visiškai kitaip matyti gydymo esmę, visiškai matyti, kas yra gydymas, kas yra jis iš esmės, kaip iš tiesų reikia žmogui padėti ir koks tikslas. Todėl gydant žmogui net nėra pagrindinio tikslo padėti fiziniam kūnui. Pamenu, mano mokytoja sakydavo, kad atėjo žmogus ir jis nori rezultatų čia ir dabar ir tu gali net nekalbėti apie dvasinius dalykus, nes jam reikalinga pagalba dabar. Ir akupunktūra, sakykime, leidžia taip žmogui patirti, pajausti. Bet mano tikslas nėra žmogui padėti čia ir dabar, nors akupunktūros pagalba, kita pagalba, kitais įrankiais tu gali žmogui tai suteikti. Didžiausia laimė man teikia, kad dažniausiai po seansų, po susitikimų kardinaliai keičiasi žmonių gyvenimai. Kardinaliai. Ir tu suvoki, kad tiesiog tu perleidi tą dievišką energiją per save, ne tau sprendžiant, aukštesnėm jėgom ir visa tai įeina į žmonių lauką. Tai tokia trumpa istorija apie mane, apie gydymą, kas yra gydymas, ar galima iš juo dirbti ir užsidirbti, ar vis dėlto tai yra Dievo dovana ir malonė. Apie tai kalbėsime jau Naujosios sąmonės gydymo mokykloje, tai gydymo etika. Todėl pristatant, bet kaip jinai gimė, kodėl jinai gimė, visada turėjau norą, bet tai nenoras, bet tiesiog žinojau, kad turiu kurti namus, kur žmonės turėtų rinktis tam, kad atgautų dvasinę ramybę, fizinę ir sielos sveikatą. Ir kada įsigijome sodybą, tikslas yra ne tik, kad tai būtų, kažkas atvažiuoja, čia man nauda, bet tikslas yra įkurti namus su tarsi atskira bendruomenė, kurioje žmonės, gyduoliai, šviesios sąmonės galėtų tarnauti žmonėm, o žmogus galėtų atėjęs iš tikrųjų įgyti šviesos lauką, atstatyti save ir eiti toliau pažinęs Dievą, pažinęs Kūrėją, pažinęs save, kiek tai yra įmanoma šiame žemiškajame gyvenime. Ir todėl norisi suburti bendraminčių grupę, kurie gavę tai, ką per mane, ką aš galiu duoti, gebėtų toliau skleisti tą šviesą meilę į kitų žmonių širdis. Savo erdvėje arba erdvėje, kurią sukursime kartu. Tai dabar apie Naujos sąmonės gydymo mokyklą. Tai tikslas yra, kad žmonės, kurie ateina studijuoti, suvoktų, kad nuo jų priklauso, kaip toliau rutuliosis mūsų medicina, kaip toliau žmonės suvoks ligas, ligų priežastis ir esmę. Daug dalykų tradicinėje medicinoje dėja yra pateikiama taip, kaip ji buvo suvokiama atitinkamame etape, evoliucijos etape, tiek kiek leido tai pamatyti, išgirsti mūsų sukurti įvairūs aparatai, preparatai. Dabar vis daugiau ir daugiau ne tik eilinių žmonių, medikų ir nemedikų, bet ir profesorių ir mokslininkų jau geba patvirtinti daug dalykų, apie kuriuos žmonės šneka, mato, aiškina, bet kaip ir aš, sakykime, iki molekulinio lygio matau tam tikrus procesus, bet aš nesu mokslininkė, aš negaliu jų nei paneigti, nei patvirtinti. Belieka per patirtį, per praktiką, per savygą įsitikinti milijoninį kartą, kaip tai veikia. Todėl
kaip sakau, judinsi mediciną iš pagrindų. Ne dėl to, kad ją nuvers nuo pjedestalo, bet kad turėti įrankius ir gebėjimus pagelbėti šiandieniniam žmogui. Žmogui, kuris jau eina sąmonėjimo keliu arba jaučia, kad viskas pasikeitė. Žmogui, kuris negaba ir negali gauti pagalbos iš kitur. Ypač tada, kada įvardė žmogus, kad tai mutacija, virusų mutacija, ligų mutacija, kad kūnas kinta ir nebeveikia vaistai. Suprantat, visa tai yra labai labai tikslinga, labai viskas matoma ir labai iš tikrųjų paprasta. Bet kalbėti viešoje erdvėje aš apie tai negaliu, todėl kad mane blokuoja. Labai labai iš karto blokuoja. Ir greičiausiai tai yra priežastis, kodėl tai yra daroma. Todėl reikės mokytis ne tik naujos kūno alchemijos, bet ir naujų suvokimų, kas yra virusas, kas yra bakterija, kas yra liga, kas yra mūsų kūnas, kas yra meridianai. Vienaip meridianai buvo ir tą patį akupunktūrą, kada tik 5000 metų puikiai veikia, kas atsitiko, kad dabar taip nebeveikia, kas vyksta su žmogaus kūnais, kas vyksta su meridianais, kas kinta mūsų kūnuose, o kaipgi ir kasgi yra ta naujoji akupunktūra. Todėl programa būtų pirmiausia taip, tai yra tradicinės ir netradicinės medicinos žinios, kūno alchemija, akupunktūra, visi akupunktūros pagrindai. Tai yra nuo tai, ką mus mokė 5000 metų, tai, ką aš pati žinau, ar ne, kas yra meridianai, kaip jie eina, kas iš viso yra akupunktūra, kas yra žmogaus kūnas pagal kinų mediciną, kinų medicinos receptūra, akupunktūros schemos, pozicijos, diagnostika iš pulso, iš liežuvio, tai yra Bacho žiedų terapija, jos gydymas, taikymas, tai yra žolininkystė. Žolininkystės tikrai neperduosiu jums tradiciškai, nebus, kaip sakau, to, ko nereikia. Bus tai, kai aš tai matau, kas yra žolė, kas yra augalas, kaip parinkti, kaip nustatyti, ar šiltas karštis, ar liga iš kur jinai, šilumos karščio, kas tai yra. Ta prasme, tai, kad jūs suvoktumėt, kad žmogaus kūno struktūra yra visapusiškai įvairi ir gydyti mes turime ne tik dvasią, bet ir kūną. Arba ne tik kūną, bet ir dvasią. Kada žmogus gydo tik tai dvasią, atmesdamas kūną, kuris jau yra pažeistas, jis nesuvokia, kad yra tam tikrų etapų, kada tu negali vien dvasios gydyti. Taip, tos liga nebesivystys, bet šiandien turi padėti ir jam. Tai kokiais būdais galime padėti fiziniam kūnui ir to pačiu, kaip negalima gydyti vien fizinio kūno, atmetant energinį planą, subtilų pasaulį ir dvasinės žaizdas, ar ne, kaip svarbu yra visą tai imti į rankas ir padaryti suteikti tą harmoniją. Tai žolininkystė, augalai, jų rūšis, jų specifika, receptūros, gydymo receptūros. Toliau mityba, kas yra sveika mityba, viskas apriepiant, sakykime taip, kas yra mityba, kas yra dieta, gydymas sultimis, sulčių receptūros. Net nežinau, kaip įvardinti trumpai, tai yra viską apriepiant nuo A iki Z. Kaip maitinti vaikus, kaip auginti vaikus, kaip maitintis pačiam, ar ne, kaip kinta mūsų vėlgi mityba šiandieniniam evoliuciniam etape. Gydymas sultimis, ar tai yra iš tiesų gydymas, ar tai yra jau mityba. Apie mitybą visom prasmėm, žaliavalgystė, vegetarizmas, tradicinė mityba, kaip žmogui pereiti iš tradicinės mitybos į netradicinę. Tai yra visi kūno sandaros pokyčiai vykstant tam perėjimui. Tai jeigu taip, ir aišku visą tai apjungiant į tai, kad tas žinias, kurias jūs gausite, kad jūs gebėtumėte tai skleisti, galėtumėte tai savo galimybėmis apie tai informuoti kitus žmonės, mokyti kitus žmonės, nešti tą šviesų pažinimą ir svarbiausia sveiko žmogaus suvokimą į erdvę, į poziciją, į kitų žmonių širdis ir protus.
Tai nėra mokymai, kurie yra skirti išgarsinti save, tai nėra mokymai, kurie yra skirti, va, aš žinau daugiau negu tu. Tai nėra mokymai skirti, va, aš gausiu tas žinias ir dabar aš užsidirbsiu. Tai yra tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų suvokia, kad gydymas tai yra šviesa. Tai, ką mes gauname iš Dievo, tai yra, aš tikiuosi, kad tie, kurie ateis pas mane, jie jaučia savo kelią, jie jaučia, kas jie yra ir jie pasiryžę tai priimti. Nebūtinai kiekvienas turi eiti į žmonės ir pagelbėti visam pasauliui. Dalis žmonių bus, kurie ateina tam, kad jie padėtų savo vaikui, savo tėčiui, savo mamai, savo artimajam. Iš esmės, tos žinios reikalingos kiekvienai moteriai. Kiekvienai, absoliučiai, todėl kad kiekviena moteris yra gyduolė. Gyduolis nėra tas žmogus, kuris turi labai daug informacijos. Gyduolis yra tas žmogus, kuris yra aukšto sąmoningumo lygio. Visą gyvenimą jūs turėsite augti. Ir kuo šviesesnė bus jūsų dvasia, tuo stipresni gydymo būdai ir energijos eis per jūs. Yra būdai, kurie blokuoja tai, yra būdai, kurie atskleidžia tai, atveria. Tai visus tos dalykus taip pat mokysimės, nagrinėsime ir aš labai tikiu, kad mokiniai, kurie patirs, išjaus ir bus visame šitame, iš tiesų bus tie šviesuliai Dievo šviesos žemėje, savo gyvenimuose ir artimųjų gyvenimuose. Tai jeigu susidomėjote, jeigu rūpi, jeigu įdomu, visą laiką galite rašyti asmeniškai per Messengerį, per Facebook Inga Skrudupienė arba Telegram kanale Inga Skrudupienė arba jungtis prie grupės Telegram Švarus žmogus. Visą laiką esu atvira klausimam, diskusijom, tikrai nieko neįpareigojant ir negriebiant, kaip sakyti, jaučio už ragų, kad ateitumėt būtent jūs turite tai pajausti. Ar tai jūsų, ar tai yra skirta jum. Apkabinu su meile Inga.